Mums buvo sakyta, kad pandemijos yra biologiniai atsitiktinumai, kurioms prireikia metų, kol jos iškyla. Bet kas, jei tai netiesa? Nauji įrodymai rodo kur kas neramesnę tiesą. Kitas pasaulinis žudikas jau laukia ten ir jis jau užprogramuotas užgrobti tavo ląsteles dabar pat. O kas, jei COVID kilmės istorijoje niekada nebuvo trūkstamos grandies? Ne dėl sąmokslo, o todėl, kad virusui galbūt niekada nereikėjo evoliucionuoti, kad mus užkrėstų. Jis gimė turėdamas visraktį. Ir jei tai tiesa, mes nelaukiame, kol išsivystys kita pandemija. Mes laukiame, kol ji atvyks. Nuo pat pirmosios egzistavimo dienos žmonijai teko laviruoti biologinėme minų lauke. Mes žinojame, kad egzistuoja virusai, nematomi plika akimi. Mes žinojame, kad jie gali sukelti chaosą mūsų kūnuose ir netgi anksti užbaigti mūsų gyvenimus. Mes manėme, kad turime tam tikrą saugumo lygį. Metus, netgi kartas, visuomenės sveikatos politika, vakcinacijos strategijos ir pandemijų valdymo sistemos buvo grindžiamos viena svarbia prielaida, kad tarp mūsų ir virusų, galinčių mus visus sunaikinti, egzistuoja tam tikras barjeras. Mes tikėjome, kad mikrobai iš esmės laikosi iš anksto užprogramuoto nuoseklaus maršruto. Pirmiausia, tie virusai išplistų tarp gyvūnų populiacijos, o vėliau persimestų į kitą rūšį, pavyzdžiui, pangoliną, kiaulę ar net civetą. Ir būtent čia viskas pradėdavo keistis. Šiuose naujose šeimininkose virusas pradėdavo keistis. Kiekviena infekcija sukurdavo naujas kopijas. Kiekviena nauja kopija buvo dar viena galimybė klaidai, dar viena mutacija. Dauguma jų niekur nenuvesdavo, bet laikui bėgant tos mutacijos galėjo kauptis ir galiausiai virusas galėjo atrasti būtent tuos įrankius, kurių reikia užkrėsti žmonės. Tada mums reikėtų sunerimti. Kai tik jie įgyja gebėjimą užkrėsti žmonės, jie gali plisti nuo žmogaus žmogui. Judėdami per populiaciją, jie gali sukelti stiprias imuninės sistemos reakcijas, kurios mūsų sargdina. Geriausiu atveju tai reiškia skausmą, karščiavimą ir diskomfortą. Blogiausiu atveju tai gali kainuoti gyvybės. Mokslininkai šią ribą vadina rūšių barjeru. Tai buvo mintis, kad gyvūnų virusai negali paprasčiausiai persimesti į žmonės. Prieš peršokdami, manyta, kad jiems reikia mėnesių, metų ar net dešimtmečių evoliucijos gyvūnų populiacijose. Tai buvo tarsi raktas, kurį dar reikėjo nušlifuoti, kad jis tiktų unikaliam žmogaus kūno užraktui. Ir tai buvo svarbu. Tai leido manyti, kad tarp mūsų ir pavojingiausių pasaulio virusų yra atstumas. Rūšių barjeras buvo ne tik mokslinė sąvoka, jis tapo savotišku saugumo tinklu. Tikėjimas, kad turėsime laiko pastebėti virusą plintantį tarp gyvūnų, stebėti, kaip jis keičiasi ir sustabdyti jį, kol jis dar nepasiekia mūsų. Bet kas, jei tokios galimybės niekada nebuvo? O kas, jei virusas jau buvo paruoštas ir pasirengęs smogti? Naujausi tyrimai rodo, kad evoliucinio barjero modelis gali būti toli gražu netoks tvirtas, kaip manėme. Nes jei virusams reikia mutuoti, kad jie galėtų mus užkrėsti, tai kaip tada mirtiniausios istorijoje protrūkiai visiškai praleido šį žingsnį? Norėdami suprasti šios biologinės saugumo spragos pasekmes, turime grįžti prie vienos iš baisiausių pandemijų, kokias Žemė yra patyrusi – ispaniškojo gripo. Vos per 2 metus jis užkrėtė maždaug trečdalį pasaulio gyventojų ir pražudė dešimtis milijonų žmonių. Tai buvo itin mirtina H1N1 gripo atmaina, kuri sukėlė chaosą mastu, kokio pasaulis dar nebuvo matęs. Per vėlesnius dešimtmečius mokslininkai stengiasi tiksliai suprasti, kaip tai įvyko. Jie atsekė jo plitimo kelią ir sukūrė pandemijų plitimo modelį. Beveik šimtmetį manėme, kad tas modelis yra teisingas. Pandemija buvo vaizduojama kaip lėtai besirutuliojanti katastrofa. Įvykių grandinė, kuri rutuliojosi ne mėnesiais, o metais. Jei būtų buvęs įspėjimo laikotarpis, tragedijos būtų buvę galima išvengti. Tačiau ši istorija buvo sugriauta tūkstantmečio sandūroje. Mokslininkai ekshumavo ir ištyrė ispanų gripo aukų kūnus iš inuitų bendruomenės Brevige, Aliaskoje. Kūnai buvo puikiai išsilaikę amžinajame įšale, todėl tyrėjai galėjo paimti viruso RNR mėginius. Tada jie sugebėjo efektyviai atkurti virusą, naudodami šiuolaikinius genomų sekoskaitos metodus. Ir būtent tada jie atskleidė tiesą. Tiesą, kuri perrašė visas taisyklės apie tai, kaip veikia virusai. Paaiškėjo, kad 1918 m. H1N1 virusas ne metus mutavo kiaulėse, kol persimetė į žmonių populiaciją. Buvo manoma, kad jis prasidėjo kaip paukščių virusas, kilęs iš paukščių ir kažkur pakeliui įsigijo kažką svarbaus – hemagliutininą arba HA baltymą, kuris jau buvo pasiruošęs prisijungti prie žmogaus ląstelių. Kitaip tariant, virusas jau turėjo raktą, kurio jam reikėjo, kad atrakintų žmogaus kūno duris. Pačiu persimetimo momentu, kai jis perėjo iš laukinių paukščių populiacijų į žmones, jam nereikėjo patirti jokios greitos mutacijos. Jam nereikėjo daugintis, kad išvystytų įrankius, kurių reikėjo pasauliniai pandemijai sukelti. Tai buvo gamtoje rastas prijunk ir naudokis biologinis ginklas. Ir tai visiškai paneigė viską, kuo mokslinė bendruomenė tikėjo apie šį virusą. Tai privertė suabejoti ilgo įspėjimo laikotarpio idėją ir pačia vadinamąją evoliucinę ribą. Tačiau kiekvienas virusas yra skirtingas, jie mutuoja ir plinta skirtingais būdais.
Turintoje omenyje, mokslininkams liko vienas esminis klausimas. Ar 1918 buvo tik keistas istorinis atsitiktinumas, vienkartinis pavyzdys, kai virusas sulaužė nusistovėjusias taisyklės? O gal gamta masiškai gamina šiuos prijunk ir naudok ginklus mums bekalbant? 2021 metais mokslininkų komanda atrado kažką, kas sugriauna viską, ką iki tol manėme apie virusų veikimą. Tai įvyko COVID-19 pandemijos įkarštyje, kurią sukėlė SARS-CoV-2 koronaviruso atmaina. Buvo daug įvairių teorijų apie tai, kaip būtent tas virusas atsirado ir kaip jis persidavė iš gyvūnų žmonėms. Keletas tyrimų rodė, kad šaltinis gali būti šikšnosparnių populiacijos, todėl tyrėjai nusprendė išsiaiškinti, ar jie gali rasti tą trūkstamą grandį. Jie tyrinėjo Laoso kalkakmenio urvus pietryčių Azijoje, rinko mėginius iš įvairių šikšnosparnių rūšių ir parsivežė juos į laboratoriją analizei. Jie aptiko laukinių šikšnosparnių koronavirusų grupę, iš kurių 3 – Banal 52, Banal 52, Banal 103 ir Banal 236 išsiskyrė savo išskirtiniu genominiu panašumu į SARS-CoV-2. Tolesnė analizė parodė, kad visi 3 turėjo specifinį smaigalio baltymą, kuris iš tikrųjų galėjo prisijungti prie žmogaus ląstelių ACE2 receptorių. ACE2 receptoriai veikia kaip įėjimo taškai mūsų ląstelių paviršiuje. Įsivaizduokite juos kaip spynas, o smaigalio baltymus kaip raktus, kuriuos virusai naudoja šioms spynoms atrakinti ir patekti į organizmą. Visi šie virusai turėjo reikiamą raktą, bet tai dar ne viskas. Naudodami pažangius metodus, tokius kaip prisijungimo matavimai ir kompiuterinės simulacijos, mokslininkai atrado kai ką netikėto. 3 šikšnosparnių virusai elgėsi beveik identiškai kaip pirminis Uhano SARS-CoV-2 štamas. Kai kuriais atvejais jie netgi geriau prisitvirtindavo prie žmogaus ląstelių, todėl organizmas beveik neturėjo galimybės užkirsti kelio infekcijai. Vienas iš jų, Banalis Banal 236, aiškiai parodė, kad gali daugintis žmogaus ląstelėse. Šie virusai rasti toli nuo miestų centrų, kai kuriais atžvilgiais buvo geriau prisitaikę užkrėsti žmonės nei štamas, kuris tuo pačiu metu paralyžiavo visuomenę. Ir tada situacija dar pablogėjo. Skirtingai nei SARS-CoV-2, ne vienas laukinis virusas neturėjo furino skilimo vietos arba FCS. Tai unikali molekulinė struktūra, leidžianti virusams lengvai susilieti su žmogaus ląstelėmis. Tuo metu COVID-19 skeptikai teigė, kad FCS buvimas yra įrodymas, jog SARS-CoV-2 turėjo būti modifikuotas laboratorijoje. Tai toks retas bruožas gamtoje. Tai buvo akivaizdus įrodymas. Tačiau laukiniai virusai rodė, kad motina gamta jau gamino iš anksto užprogramuotas virusų atmainas, kurios teoriškai galėjo apeiti rūšių barjerą. Žmonės galėjo būti užkrėsti daug lengviau nei tikėtasi ir visa tai be lėto, laipsniško evoliucinio proceso, kurį mokslininkai ilgą laiką laikė būtinu. Ir jei gamta kuria šiuos žmogui pritaikytus traktus džiunglių viduryje, kas nutiks, kai jie suras spyną? Artimųjų rytų kvėpavimo takų sindromo koronavirusas, kitaip žinomas kaip MERS-CoV, yra vienas mirtiniausių patogenų planetoje. Virusas sukelia būklę vadinamą MERS ir gali pasireikšti įvairiais simptomais, nuo karščiavimo ir kosulio iki kvėpavimo sutrikimų ir viduriavimo. Pirmasis atvejis buvo nustatytas 2012 metais Saudo Arabijoje. Nuo to laiko užfiksuota dar keli tūkstančiai atvejų, kurių mirtingumas siekia apie 35%. Buvo keli reikšmingi protrukiai, įskaitant vieną Pietų Korėjoje 2015 metais, nors dauguma atvejų buvo apriboti Arabijos pusiasalyje. Tyrimai parodė, kad žmonės dažniausiai užsikrečia MERS-CoV per kontaktą su kupranugariais. Jei vadovausimės įprastais epidemiologiniais modeliais, tada virusas rastas tuose kupranugariuose turėtų būti žymiai skirtingas nuo to, kuris randamas mirštančių žmonių ląstelėse. Jis turėtų aiškiai rodyti daugybę mutacijų, kurios leido jam pereiti iš vienos rūšies į kitą. Būtent tuos pokyčius, kurie leido jam išgyventi žmogaus organizme. Tai patvirtintų tarpinio šeimininko teoriją. Tačiau duomenys to nerodo. Kai mokslininkai panaudojo genomų sekoskaitos metodus, kad sudarytų MERS-CoV virusų rastų tiek žmonėse, tiek kupranugariuose žemėlapį, jie atrado nerimą keliantį faktą. Abu yra beveik visiškai vienodi. Tiksliau tariant, jie yra 99,9% tapatus. Jie nėra tolimi giminaičiai, o biologiniai, veidrodiniai atvaizdai. Tai reiškia, kad šiam virusui nereikia jokio mokymosi ar prisitaikymo laikotarpio, kad pereitų iš vienos rūšies į kitą. Tarp jų nėra didžiulės bedugnės, tik mažytis, beveik nepastebimas 0,1% skirtumas. Virusas gali paprasčiausiai peržengti rūšių barjerą, naudodamas tą pačią struktūrą, kurią naudoja užkrėsdamas gyvulius ir kitas gyvūnų populiacijas. Tai visiškai funkcionalus, visiškai suderinamas ir pajėgus įsibrovėlis, mikroskopinis masinio naikinimo ginklas, kuris yra labiau prisitaikantis, nei mes kada nors galvojame. Šios pasekmės iš biologinio saugumo perspektyvos yra bauginančios. Šis atradimas leidžia manyti, kad virusologai galėjo daugelį metų dirbti su klaidinga informacija. Jie ieškojo neteisingų įspėjamųjų ženklų, vadovavosi nepatikimais modeliais ir leido visuomeniai nesąmoningai žengti link dar vienos biologinės krizės.
Jeigu gyvūninės kilmės virusai, tokie kaip MERS-CoV, jau yra identiški žmonės žudantiems variantams, tai kiek dar tokių virusų egzistuoja, tiesiog laukiančių tai progos sukelti kitą pandemiją. Iki 2020 pradžios mes jau žinojome, kad egzistuoja virusų galinčių persikelti iš gyvūnų į žmones daug greičiau nei buvo tikėtasi. Mokslininkai tai įrodė, nagrinėdami tokius atvejus kaip ispaniškasis gripas ir MERS-CoV. Tačiau daugelis vis dar laikė juos išimtimis arba anomalijomis. Tada pasirodė revoliucinis 2024 metų tyrimas. Jis parodė, kad šios tariamos anomalijos gali būti didesnės ir labai nerimą keliančios tendencijos dalis. Tyrimo atliko mokslininkai iš Blumo laboratorijos Fredo Hutcho vėžio centre, vadovaujami evoliucijos biologo Jessio Blumo. Jis buvo sukurtas tam, kad evoliucinės ribos hipotezė būtų patikrinta pačiu griežčiausiu būdu. Jie norėjo sužinoti, ar virusams iš tikrųjų reikia laiko prisitaikyti, kai jie pereina į žmones. Ar jie jau nuo pat pradžių gali tai padaryti? Tam komanda nesusitelkė tik į vieną protrūkį ar viruso atmainą. Vietoj to, jie analizavo didelius genominius duomenų rinkinius, kad suprastų, kaip virusai elgiasi molekulinėme lygmenyje. Jie naudojo techniką vadinamą giluminių mutacijų skenavimu, kad detaliai ištirtų specifinius viruso baltymus. Jų analizė apėmė platų virusų spektrą, įskaitant gripą, SARS-CoV-2, živ ir Zikos virusą. Tai leido jiems sudaryti žemėlapį, kaip tūkstančiai galimų mutacijų gali paveikti viruso gebėjimą išvengti antikūnų ir užkrėsti ląsteles. Pirmiausia, tyrėjai turėjo sukurti vadinamąjį pseudo virusą. Tai buvo saugios, tikrų patogenų versijos, kurios galėjo patekti į ląsteles, bet nesugebėjo daugintis. Tai pašalino daugelį su gyvų pavojingų viruso atmainų darbu susijusių rizikų. Tuomet jie galėjo genetiškai modifikuoti viruso baltymus ir sukurti savo mutacijas. Tai buvo panašu į būdus, kuriais virusinė ląstelė gali keistis ar prisitaikyti, kad padidintų savo užkrečiamumą ir gebėjimą išgyventi skirtinguose šeimininkuose ir aplinkose. Tada variantai buvo išbandyti, o tyrėjai matavo, kiek jie atsparūs antikūnams ir kaip stipriai prisitvirtina prie šeimininko ląstelių. Duomenys rodė vieną kryptį. Kai kurios iš mirtiniausių pandemijų žmonijos istorijoje per savo pradinius protrukius neturėjo jokio prisitaikymo laikotarpio. Kitaip tariant, kai šios atmainos pirmą kartą pateko į žmonių populiaciją, joms nereikėjo iš karto evoliucionuoti, kad taptų efektyvesnės užkrėsdamos mus ar išvengdamos imuninės sistemos. Joms to nereikėjo, jos jau buvo pajėgios tai padaryti. Tai atskleidžia tikrai sisteminį trūkumą pasaulinėje sveikatos stebėsenoje ir saugume. Mokslininkų bendruomenės ir virusologijos iniciatyvos, tokios kaip USAID Predicts programa, tikėjo, kad turėtume ieškoti laukinėje gamtoje virusų, kurie pradeda įgyti žmogui būdingų savybių, galinčių sudaryti sąlygas plačiai infekcijai. Tuo tarpu mažiau specializuoti virusai, galintys užkrėsti kelias rūšis, istoriškai buvo laikomi mažesnė rizika. Taip yra todėl, kad jie neatrodo pritaikyti plisti tarp žmonių. Šis tyrimas atvertė tas nuostatas aukštyn kojomis. Jis rodo, kad kai virusas pradeda įgyti žmogui būdingų savybių, jau būna per vėlu. Pandemija jau būna prasidėjusi. Tyrimas rodė, kad gamtoje šiandien gali būti nemažai virusų, kurie tiesiog laukia, kol atsiras žmogaus šeimininkas. Vienintelis veiksnys, kuris regis veikia žmonijos naudai, buvo tas, kad šios virusų atmainos apsiribojo vietovėmis esančiomis toli nuo žmonių populiacijų. Atrodė, kad jie egzistuoja daugiausia džiunglėse, urvuose ir kituose tokiuose ekosistemose. Jei tai buvo tiesa, tuomet tai paaiškina, kodėl pasaulinės pandemijos regis įvyksta tik kartą per šimtmetį. Žmonės paprasčiausiai nesusidurdavo su šiais virusais. Evoliucinio barjero modelis gal ir buvo sugriautas, tačiau atrodo atsirado naujas geografijos barjeras. Fizinis atstumas tarp žmonių populiacijų ir užsikrėtusių gyvūnų padeda mums išlikti santykinai saugiems. Tokia buvo teorija. Tyrėjai padarė dar vieną bauginantį atradimą, kuris privertė mokslininkų bendruomenės grįžti prie pradžių ir iš naujo įvertinti savo supratimą apie virusų biologiją. Jie nustatė, kad žmonės iš tikrųjų nuolat susiduria su tokio tipo virusais. Buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo beveik 700 dalyvių iš kaimo bendruomenių Mianmare. Jie buvo patikrinti dėl Serbeko virusų požymių, specifinių koronavirusų rūšių, kurios dažniausiai užkrečia šikšnosparnius ir turi potencialą persimesti žmonėms. Tyrimas parodė, kad 12,1% žmonių turėjo šių virusų antikūnų. Tai reiškia, kad jie buvo su jais susidūrę kažkuriuo metu praeityje. Žmonės dirbantys pramonės šakose, kuriuose reikia leisti laiką lauke arba dirbti su žaliavomis, žymiai dažniau turėjo teigiamus testų rezultatus. Tai atėmė tokias veiklas kaip miško kirtimas, medžioklė ir miško produktų rinkimas. Tai buvo svarbus atradimas. Vidutiniškai daugiau nei 1 iš 10 žmonių šiuose pasaulio regionuose buvo užsikrėtę laukinėje gamtoje cirkuliuojančiais virusais. Dauguma atvejų atrodo yra susiję su šikšnosparniais, tačiau yra ir tam tikrų įrodymų rodančių ryšį su pangolinais.
Tačiau peržiūrėję oficialius visuomenės sveikatos įrašus iš tų pačių regionų, nerasite pranešimų apie didelius protrukius. Nėra netikėtų netipinių infekcijų šuolių, nėra staigių karantinų ar uždarimų, tačiau visi įkalčiai yra čia, jie paslėpti šių žmonių kraujyje. Tie įkalčiai yra tyliai vykusių, dar iki galo nesuaktyvintų ginklų bandymų pėdsakai. Seni paaiškinimai, kaip veikia virusai, šiame etape jau yra visiškai paneigti. Žmonės nėra tokie ypatingi, kaip mums buvo sakyta. Bent jau viruso akimis. Mes tiesiog esame kitas grandinės žingsnis. Virusai jau turi viską, ko jiems reikia, kad mūsų užkrėstų. Ir jie tai aktyviai daro, nors ir vietose, kurios nepatenka į pagrindinės naujienas. Jei viskas, ką iki šiol matėme, yra tikslu, tuomet žmonijos dienas tikriausiai suskaičiuotas. Įrodymai rodo, kad žmonijai iki šiol pasisekė išgyventi, kai gamtoje cirkuliuoja tiek daug potencialiai mirtinų virusų. Laimiai, visą šį laiką mūsų pusėje veikia vienas dalykas – mūsų paskutinė gynybos linija. Biologinė apsauga, kuri padėjo žmonijai išlikti ištisas kartas, leidusi mums išgyventi pandemijas, nusinešusias 10 milijonų gyvybių. Ji vadinama interferono atsaku ir veikia kaip įmontuota kūno užkarda. Kai žmogui pritaikytas virusas patenka į organizmą, duomenys rodo, kad jis lengvai prisijungia prie receptorių ir patenka į ląsteles. Jis jau turi raktą, kurio reikia toms biologinėms spinoms atrakinti. Tai lengvoji dalis, nes vos tik virusas patenka į organizmą, prasideda kažkas kita – nematomas atgalinis skaičiavimas. Jei virusas nesuveiks pakankamai greitai, jis neturės galimybės daugintis ir plisti. Vietoj to, jis bus sunaikintas per kelias valandas. Čia įsijungia interferono atsakas. Interferonai yra signalinių baltymų grupė, dar vadinama citokinais. Jie gaminami organizme reaguojant į svetimų mikrobų, tokių kaip virusai ir bakterijos, buvimą. Kaip rodo jų pavadinimas, interferonai yra skirti trukdyti šiems įsibrovėliams. Jie juos sulėtina, sutrikdo jų dauginimąsi ir apsunkina jų įsitvirtinimą organizme. Jie tai daro įvairiais būdais, įskaitant aktyvų virusinės RNR skaidymą ir kitų ląstelių įspėjimą, kad šios gintųsi nuo artėjančios grėsmės. Tyrimai rodo, kad dauguma laukinių virusų yra visiškai neutralizuojami šio pradinio ląstelinio atsako metu. Nors virusai turi raktą, leidžiantį patekti pro paradinės duris, jie greitai supranta, kad namas yra aprūpintas modernia apsaugos sistema. Nes virusams tikrasis iššūkis yra ne tik patekti į kūną ar net į ląsteles. Svarbiausia – išgyventi pakankamai ilgai, kad galėtų daugintis pakankamai greitai ir perimti kontrolę, kol imuninė sistema jų nesustabdo. Tai vienintelis dalykas, kuris mus gelbsti nuo nuolatinės pandeminės ekstremalios situacijos. Įspėjimo laikotarpis priklauso nuo paties viruso. Kai kurie virusai greitai mutuojasi, todėl gali susilpninti arba apeiti interferono atsaką. Kitus virusus sustabdo anksčiau ir tai taip pat priklauso nuo paties organizmo gebėjimo pakankamai greitai aptikti įsibrovimą, sukelti aliarmą ir aktyvuoti savo gynybą, kol virusas dar nespėja išplisti. Štai kodėl 1 iš 10 žmonių Mianmaro kaimo vietovėse turi tuos antikūnus. Taip, jų organizmus užpuolė laukiniai virusai iš šikšnosparnių ir kitų gyvūnų, bet tai nesukėlė masinio protrūkio ar visuomenę sustabdančios pandemijos. Jų kūnai sugebėjo sureaguoti laiku, o jų interferonai atliko darbą, kuriam buvo sukurti. Priešas buvo efektyviai sunaikintas iškart už pilies vartų. Bet kodėl gamta išvis kuria šiuo žmogui pritaikytus raktus, jei mes nesame pagrindinis taikinys? Akivaizdu, kad žmonija jau ištisas kartas vadovaujasi esminiu virusų evoliucijos nesupratimu. Dešimtmečius tikėjome, kad virusai turi prisitaikyti prie mūsų, nes esame tokie skirtingi ir išskirtiniai palyginti su kitais gyvūnais. Žmonija šiems mikrobams atrodė kaip didžiausias prizas, jų evoliucijos kelio viršūnė, tačiau duomenys pasakoja visai kitokią istoriją. Jie rodo, kad sėkmingiausias viruso atmainos istorijoje, tokios kaip 1918 metų ispaniškasis gripas ir SARS-CoV-2 COVID-19, nerodė jokių reikšmingų nesenų prisitaikymo prie žmogaus požymių. Virusologai juos vadina generalistiniais virusais. Jie neišsivystė laukinėje gamtoje ar mutavo tankiuose džiunglėse. Jie nebuvo iš anksto užprogramuoti užkrėsti ir žudyti būtent žmonės. Jiems net nereikėjo metų atsitiktinių mutacijų, kad pasiektų žmonėms tinkamą formą. Jie tiesiog ilgainiui prisitaikė išgyventi didelio tankio daugiarūšėse aplinkose. Jie išmoko klestėti vietose, kur gyvena šikšnosparniai, paukščiai, graužikai, primatai ir kiti padarai. Tai jiems suteikė milžinišką pranašumą. Virusai plinta lengviau, kai nėra apriboti viena rūšimi. Šie virusai iš esmės turi savotiškus universalius raktus, leidžiančius jiems patekti beveik bet kur, kur tik nori. Kitaip tariant, žmonės nėra jų taikiniai. Jie net nėra galutiniai tikslai ar pagrindiniai siekiai. Jie yra šalutinė žala. Būtent tai ir daro kitą pandemiją nematomą neišvengiamybę. Aparatinė įranga jau egzistuoja ir ji visiškai suderinama su žmogaus operacinė sistema. Kai gamta kuria savo biologinius ginklus, žmonija nestovi nuošalyje. Ir kai viskas pakrypsta bloga linkme, tai turi pasekmių. Sužinokite siaubingą tiesą apie virusus, kurie iš tikrųjų nutekėjo iš laboratorijų, arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.